Sveiki, tai šią nauja tema ir tokia šiek tiek pažengusiam, tai Independent Chip modelis, sutrumpinimas yra ICM. Dažnai tai girdimas terminas tiek ir video pamokose, ir šnekant, skaitant straipsnius, tai ganėtinai dažnai naudojamas dalykas ir tai yra vienas iš tokių dalykų, kuris iki šiol daugumai žaidėjų yra sunkiai suprantamas ir tiesiog esmė yra tokia, kad labai painus yra paaiškinimai ir aš nesuprantu, kodėl tokį easy dalyką taip visi sudėtingai aiškina. Aš prikabinau tam po to nuorodų straipsnių, jūs galėsit paskaityti plačiau, kol kas jie yra tik anglų kalba, aš turiu vertimus į lietuvių kalbą, bet aš jų nerandu. Kažkur pas mane jie yra padaryti, reiktų patalpinti į pokerio puslapius, tai žodžiu aš pasistengsiu paprastai paaiškinti. Kas dabar yra tas ICM, Independent Chip modelis? ICM tai yra tiesiog jūsų žetono vertė keičiantis jūsų stekui. Tai reiškia, kiek yra vertas jūsų vienas žetonas, kai mes turim, pavyzdžiui, 1000 žetonų, ir kiek yra jūsų vertas vienas žetonas, kai mes turim ten 10 000 žetonų. Tai šiuo atveju tai labai priklauso nuo išmokėjimų. Ir kiek pinigų turi kiti žaidėjai. Jo, ir kad neįlysti į kažkokius čia sudėtingumus, aš galbūt iškart pasimsiu labai paprastą pavyzdį. Įsivaizduokim, mes žaidžiam grinų pinigų žaidimą, tai reiškia, mes žaidžiam kešą. O, sakysim, 10-10 statymai yra, 10 litų, ir mes prie stalo sėdim su 1000 litų. Tai yra, mes turim 100 privalomųjų statymų, 100 big blindų. Tai toks standartinis kešų stalo. Ir žaidžiam 3. Ir yra pirmoje pozicijoje UTG 1, po to yra UTG 2, ir mes esam 3 pozicijoje, ir mes gaunam tūzus. Ir dabar situacija vyksta tokia, kad UTG 1 stumia all-in, UTG 1000 litų, UTG 2 stumia all-in 1000 litų, ir mes turim tūzus. Ką mes čia darysim? Tai aišku, kad čia pas mus bus easy pass. Easy call, sorry, jau užsigalvojau apie turnyrus. Žodžiu, čia bus easy call tiesiog, nes mes turim geriausią ranką, yra daug pinigų bankė ir mes čia bet kuriuo atveju uždirbsim. Čia bus visą laiką mums svajonių bankas. Dabar paimkim kitą situaciją, čia yra tiesiog aš jums iškart kardinalumus, kad būtų iš karto daug viskas paprasčiau. Reiškia, kita tokia pati situacija, reiškia, UTG 1 stumia all-in, UTG 2 all-in, tik dabar yra nebe kešas, o yra satelitas. Satelitas mes esam 3 ir yra 2 prizinės vietos. Reiškia, ir visi mes turim po 1000 žetonų. Blindai 10-10, 10-20 ir mes turim po 1000 žetonų, po 50 big. Ir vienas sustumia all-in ir kitas sustumia all-in. Tai ką mes čia darysim su tūzais? Tai aš manau, kad jau tikiuosi, kad visa grupė sugebės čia išmest tūzus, kada mes esam satelituose ir vienas iki pinigų. Ir čia ir yra esminis skirtumas, kad jeigu mes žaidžiam kešą, mano vienas žetonas, jeigu aš prie stalo turiu 1000 žetonų, tai 1000 žetonų visada bus lygu 1000 litų. Tuo atveju, jeigu aš žaidžiu turnyrą, tai labai daug priklauso nuo išmokėjimų, nuo kitų žaidėjų stekų, kiek bus verti mano pinigai. Dabar, jeigu aš čia žaisčiau normalų turnyrą, reiškia, kur pirmai vietai atitenka daugiausiai. Aš aišku čia neišmeščiau, nes vėlgi, pirmai vietai daugiausiai ir aš dabar turiu galimybę laimėti čia daugiausiai. Dabar, kokia nauda iš ICM-o? Iš ICM-o nauda tokia, kad mes galim išvengti tokios klaidos, kai mes pervertinam savo žetonus. Nes labai svarbu, reiškia, suprasti, kad, sakysim, turnyras prasideda ir mes tam pradedam su 3000 žetonų, čia kaip pavyzdys, ir aš iš karto sustumiu all-in ir gaunu double up ir turiu 6000.
Nors aš turiu dvigubai daugiau žetonų, tai nereiškia, kad mano šansai laimėti turnyrą padidėja dvigubai. Reiškia, mano situacija pagerėja turnyre, bet kuo aš turiu daugiau žetonų, tai nereiškia tuo, kad mano šansai padidės dvigubai. Dar vienas iš labai paprastų pavyzdžių, kuris iliustruoja ICM modelį. Pavyzdžiui, jeigu mes žaidžiam kešą, vėl kešas, ir mes esam ten, nežinau, 5, ne? Ir kiekvienas turi po 500 žetonų. Tai vėlgi, tas kiekvienas žetonas visada yra lygus $1. Vienas žetonas $1. Kodėl? Todėl, kad jeigu aš žaidžiu kešą, aš turiu galimybę laimėti visus pinigus. Aš galiu nurenkti visus žaidėjus ir išeiti su plus 2500 litų, ne? Aš turiu tokią galimybę, todėl kiekvienas žetonas yra vertas tiek, kiek vertas, ir kiekviena situacija, kur man yra plus EV, aš ją turiu imti. Dabar jeigu aš žaidžiu turnyrą ir, sakysim, ta pati situacija, ne, yra, pavyzdžiui, 5 žaidėjai, mes sumetam po 500 litų, visi, gaunam kažkiek žetonų, tai net jeigu aš ir laimiu turnyrą, aš nelaimėsiu 2500, nes pirma vieta kažkiek laimės, pavyzdžiui, 1500 ir antra vieta laimės 1000. Tai aš net jeigu ir surinksiu visus žetonus, aš vis tiek nelaimėsiu visų pinigų. Tas pats ir satelituose. Būna, pavyzdžiui, 5 bilietai. Tai jeigu yra daug bilietų, kuo daugiau bilietų, tuo man mažesnė vertė yra žetonų. Reiškia, kuo yra mažiau bilietų, tuo aš labiau turiu stengtis uždirbinėti žetonus. Kuo yra daugiau pinigų, tuo mano uždirbami žetonai nauji, jų vertė yra mažesnė. Gerai, eikim prie pavyzdžio ir eikim prie programų. Tai dabar jūs visi gausit prisijungimus prie Itemizerio, vėl bus nuoroda. Tai yra mokama programa, kuri naudojama būtent ICM modeliam, taip ir vadinasi, ICM Poker. Tai gausit prisijungimus prie jos, Jovita viską atsiūs. Ir parodysiu, kaip jie naudotis, papasakosiu šitam video. Ir tiesiog dabar, kad dar suprastume ICM, įsigilinkime į tą situaciją su kešu ir su satelitais. Pavyzdžiui, tiesiog mes, kai skaičiuojame ICM, labai svarbi yra dvi funkcijos. Yra ChipAV, šiuo atveju čia varnelė uždėta, o čia yra ICM-AV. Reiškia, kad šiuo atveju programa skaičiuoja, kad kiekvienas žetonas yra lygu, vienas žetonas lygu $1. O šiuo atveju jinai jau skaičiuoja pagal išmokėjimą. Jau jeigu procentai yra, jinai jau skaičiuoja pagal išmokėjimus. Reiškia, tai dabar, jeigu aš skaičiuoju kešą, va tam ta situacija buvo, kur mes esam 3. Sakysim, blindai yra 10-10. Stem pasirinkom. Čia turbūt neleis mums tokio. Leis 10-10. Ir aš esu ant big blindo. Vienas turi 1000, kitas 1000. Ir kitas turi 1000. Gerai, ir dabar batonas stumia all-in, šitas irgi all-in. Aišku, jų čia range'ai siauresnius mes duosim, bet čia iš esmės tai nelabai ką keičia. Ir aš turiu tūzus. Ir čia yra dabar ChipAV, čia yra kešas. Aš žaidžiu kešą. Tai čia yra ta situacija, kur aš turėčiau atsakinėti. Gerai, pažiūrim, ką rodys programa. Programa rodo, kad aš jeigu atsakysiu, aš vidutiniškai turėsiu su tūzais pliuso 1142 litus. Reiškia, 1142 žetonus. Tai aišku, čia yra pliusavai. Šiuo atveju man karalių uždirbs tiek, damos labai ribinė situacija. Šiuo atveju, čia dėl naujų range'ų priklauso viskas. Jeigu aš tos range'us išplatinsiu, mano situacija irgi jau keičiasi iš karto, jau tada gerėja. Bet iš esmės man čia tūzų niekada nereikia numesti. Dabar įsivaizduokim, kad tai yra satelitas su 2 priziniam vietom. Aš keičiu, kad tai yra nebe pagal žetonus, o pagal išmokėjimus. Ir įvedu struktūrą, aš nežinau, ar tokia yra, bet tiesiog aš galiu rankiniu būdu įvesti 2 prizinės. Prasirinku procentai ir nurodau, kad pirmai vietai yra 50%, antrai vietai irgi 50%. Reiškia, yra 2 vietos po 50%, kurios pasidalina. Spaudžiu OK. Reiškia, tokia jau yra struktūra ant 6 max satelito. Gerai, naudosim ją. Ir vėl, reiškia, vienas pušina, kitas pušina. Gerai, aš spaudžiu skaičiuot, man su visom kortom yra totalus minusas. Reiškia,
Man tūzai yra totalus crab handas, reiškia, aš turiu numest. Tarsi visos kortos yra minusas. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju skirtumas tarp, sakysim, 3-2 offsuit ir tūzų netoks ir didelis. Čia yra minus 6 procentai, čia minus 20 procentų. Tarsi abi dvi kortos yra visiškai trash handai. Ir čia kas yra įdomu. Turbūt aš net galiu bet kaip keisti range'us. Man vis tiek čia bus minusas. Reiškia, nesvarbu, reiškia, vienas žaidėjas gali stumti bet ką 7-2 suited ir kitas žaidėjas gali stumti 7-2 suited. Ir man vis tiek su tūzai šiuo atveju yra minusas. Ir pabandykim paimti konkrečią kortą, kad vienas stumia, pavyzdžiui, 6-2. O kitas stumia 5-4 kokią nors. Vėl, man tarsi nesvarbu, ką jie stumia, net jeigu vienas, turbūt net jeigu abu stumtų tą pačią, galbūt tada su tūzais apsimokėtų. Jeigu abu būtent stumia tą pačią, nes reiškia, jie pasidalins žetonus, nei vienas neiškris. Šiuo atveju tik vienintelis kartas, kada mums apsimoka su tūzais, bet net vis tiek reikia numest karalius. Tai šiuo atveju tūzai čia yra šiuo atveju labai lengvas foldas ir čia yra labai easy sprendimas. Ir čia yra puikus parodymas, reiškia, kaip mums keičiasi vertė, keičiantis išmokėjimam ir žetonam. Šiuo atveju, jeigu aš uždirbsiu 3000, nuo to mano tikimybė laimėti bilietą ne ką padidėja, todėl aš išmetu ir leidžiu jam vienam iškristi. Gerai, aš parodysiu, kaip dirbsiu šitą programą ir kaip nusistatyti. Tai gerai, reiškia, supratot, kas tai yra. Kokia nauda iš to, aišku, kad galim išsiskaičiuoti tokias situacijas. Kaip apsiskaičiuoti dabar pašnekėsim, kaip naudotis Itsemizeriu. Čia yra pora nuorodų, čia yra vienas video trumpas, ten be jokių skaičių, tiesiog labai trumpas ir yra vienas straipsnis. Straipsnis geresnis, tai jis yra angliškai, aš pridėsiu, paskaitysit. Gerai, tai dabar kaip naudoti šitą programą? Mes galim arba rankiniu būdu įvedinėti informaciją. Šiuo atveju, pavyzdžiui, aš įvedu, kiek yra žaidėjų, kiek yra žetonų pas kažką, kas ką daro. Aš įvedu, rašau, kad neskaičiuoju, jeigu 3 olinai yra skaičiuoju tik tai 2. Šiuo atveju įvedu, kiek yra žaidėjų, kokie yra stekai, kur yra mano pozicija. Pasirinku būtinai ar ICM EV, ar chip EV. Šiuo atveju labai svarbu, čia ir yra esminis momentas. Dabar, ką daryti satelituose su šituo? Tai satelituose, kol mes žaidžiam rebuy periode, tai yra chip EV. Kai mes žaidžiam po odono, yra chip EV. Kai mes artėjam prie pinigų, kuo arčiau pinigų, tuo daugiau dėmesio reikia atkreipti į ICM. Reiškia, jeigu, pavyzdžiui, yra 30 žmonių ir 2 prizinės, aš žaisiu pagal chip EV, todėl kad daug dar darbo. Jeigu yra 30 žmonių ir prizinių yra, sakysim, 12, aš jau būsiu labiau linkęs žiūrėti į spotus, kurie jau bus pagal ICM EV. Reiškia, aš dažniausiai pušinsiu pagal chip EV, o kolinsiu pagal ICM EV. Tiesiog, nes jau reiškia, kaip ir rizikuoti aš negaliu, bet akumuliuoti dar turiu, tai rinksiuosi tokį. Dabar, jeigu, sakysim, ten yra 15 žmonių ir 14 prizinių, ir aš gerai stoviu, tai aš ir pušinsiu ir kolinsiu pagal ICM, tai praktiškai nieko. Gerai, žodžiu, einam čia. Tai labai svarbu, kad tiesiog mes patys kartais turim šitą perjungti ranką, kartais jisai pats persijungia, kada yra arčiau finalinio stalo, bet iš esmės mes patys turim tą perjunginėti. Dabar antras labai svarbus momentas – payoutai. Reiškia, kokie yra išmokėjimai. Nuo to viskas labai daug priklauso. Reiškia, jeigu aš su tais pačiais tūzais, pavyzdžiui, ir čia yra pas mane padaryta 2 išmokėjimai, tai jeigu aš pridėsiu 3 žaidėją, yra 2 prizinės vietos ir tuoj pažiūrėsim, kaip čia rodys. Sakysim, kad pirmas ten plačiai stumia.
Antras galbūt siauriau. Jau mums su tūzais reikia imti, nes tiesiog jeigu vienas žmogus iškrenta, mes vis tiek nelaimim bilietą. Todėl jau su tūzais imam, karalius dar galim numesti. Ir labai priklauso nuo to, kiek yra, sakysim, žmonių ir kiek yra išmokėjimų. Tai labai svarbu, kad mes nustatytume, kiek yra tiksliai išmokėjimų. Jeigu aš žaidžiu finalinį stalą ir mes esam penkiese ir yra 3 išmokėjimai, tai aš tiesiog einu čia ir įvedu, spaudžiu pliusiuką ir tiesiog pasirinku procentais, reikia būtinai įves kažkokį pavadinimą. Ir čia įvedu, kad, pavyzdžiui, jeigu yra mes penkiese ir 4 išmokėjimai, tai sakysim, kiekvienas gauna po 25 procentus, tai nebūtinai gali būti paskutinė vieta į pinigai, tai gali būti 30, 30, 30 ir 10, nu kažkas tokio. Žodžiu, ir suvedu, spaudžiu skaičiuot ir vėl man rodo vėl foldą, nes tiesiog vėl vienas žmogus iki pinigų. Tai labai svarbu reiškia, kad jūs pasirinktumėt tinkamą ar chipevį, ar ICMevį ir taip pat, kad nusistatytumėt, kiek yra žmonių iki pinigų, kai skaičiuositės jau finalinį stalą. Jeigu aš skaičiuoju chipevį, man išmokėjimai yra nesvarbu visiškai. Reiškia, jeigu aš tiesiog čia kaip dažnai situacija būna, įsivaizduokime, mes esam po blindo, 9 žmonės, mes esam po dono, mes turim ant big blindo 35 000 ir koks nors batonas į mus pušina. Reiškia, jisai pušina, small blindas numetė, tai reiškia, jisai pušina ir mes turim 5-4 offsuit. Čia tokia labai standartinė situacija ir blindai yra 12 000. Tai ką mes turėtume daryti šitoje vietoje? Kodėl tu man čia neleidai sumest? Ai, čia mažiau turi. Gerai, čia reikia įvesti didesnį steką, kad jie leistų jiem foldus padaryti. Gerai, tai dabar šitoje vietoje mes turim mažiau 3 bigų, reiškia, mes turim tik adoną ir vieną rebajų po adono ir į mus pušina. Ką mes šitoje vietoje darom? Pagal teoriją. Pagal teoriją mes turėtume čia atsakyti su bet kokiom 2 kortom. Gerai, čia svarbu, kad būtų chip EV, nes po adono dar labai toli pinigai. Gerai, ir žiūrim, sakysim, big blindas stumia 100%, batonas stumia 100%. Gerai, spaudžiu skaičiuot. Reiškia, programa man suskaičiavo, kad su bet kokiom kortom man apsimoka atsakyti. Tai čia yra labai paprastos situacijos, kai mes galim išsimodeliuotas standartinės situacijas, kurios mūsų neramina. Tai šiuo atveju aš noriu, kad ir jūs daugiau padirbtumėt su šitom programom, kad įprastumėt jom naudotis ir tuo pačiu biški nukris man vargo. Tai reiškia, aš galėsiu daugiau susikoncentruoti į kitas situacijas, nes tiesiog daug tokių pačių situacijų galim bus patiem atsidirbinėti. Gerai, dabar svarbu suprasti, kad su kiekviena korta jisai rodo, kiek mes uždirbam. Čia, pavyzdžiui, kur yra EV push, EV fold. Reiškia, rodo, kiek mes turėsim žetonų, jeigu pushinsim šiuo atveju. Tai dabar aš turiu 35 000 ir yra įdėtas mano bigas. Kodėl aš čia man rodo mažesnį? Kodėl aš pasinoriu pamažėti už žetonų? Aha, gerai, okei, supratau. Tai jisai, nu, tipo, jeigu mes foldinam čia, tai mes prarandam iš karto 12 000. Jeigu mes pušinam, mums tipo lieka 28 000. Nu, tipo, tai iš 35, tai vis tiek geriau yra 28. Ir šiuo atveju vienas rodo, kiek mes uždirbam, jeigu pušinam, kitas rodo, kiek mes uždirbam, jeigu foldinam. Ir šiuo atveju, jeigu viršutinis yra didesnis, mes turime imti viršutinį. Tai dabar 2 esminės situacijos, ką mums reikia žinoti. Viena situacija, mes kartais, dažnai, turbūt dažnai, galim paleisti plus EV spotus. Pavyzdžiui, jeigu čia būtų, sakysim, ne plus 5000, o plus 50 tik tai. Tai aš tada galiu tiesiog paleisti, nes tai yra labai mažas spotas, kur aš jį tiesiog paleidžiu ir geriau aš tiesiog pats supušinsiu, nes
Nors aš ir uždirbu, bet labai mažai. Tai žiūrėkit, kad tai būtų kažkokia bent apčiuopiamesnė dalis jūsų steko, bent 10% efektyvaus steko. Šiuo atveju, jeigu efektyvus stekas yra 35 000, tai jeigu aš uždirbu 3 000, jau kaip ir aš jau turėčiau tokį spotą tikrai imti. Tai net su prasčiausia korta aš uždirbu 5 gabalus. Tai kaip ir gut yra. Dabar, pavyzdžiui, jeigu aš čia padidinčiau savo steką vienu bigu, ne? Dar biškai padidinsim. Pavyzdžiui, turiu 50 000. Tai kiek šitų blindų? 3-4 bigai. Tai pavyzdžiui, vis dar rodo, kad man reikia kolinti su bet kokiom 2 kortom, bet jau su 3-2 jau aš turiu tik labai mažą pliusą. Reiškia, jeigu aš kolinu, man long run lieka tiek, jeigu nusimetu, lieka tiek. Tai šitoj vietoj aš būsiu linkęs numesti šitą kortą ir tiesiog geriau pats supušint, arba tiesiog sulauk geresnės. Tai reiškia, aš dabar pažiūrėsiu, kurios kortos man nesekė ten kokių 3000, 4, aš jas tiesiog numesiu. Aišku, aš porų nenumesiu, poros gerai, nesvarbu, kad čia rodo mažai ar silpni tūzai, bet tiesiog mes labai gerai dominuojam tos tūzus, tai reiktų imti. Bet tiesiog kažkokius, vat, 4-2, 3-2, 4-3, nors 5-3 jau irgi gerai labai stovi. Nu, žodžiu, kažkokį button apatinį range galim numest 10%, bet jau nedaugiau. Ir dabar bus tokios situacijos, kur kartais mums reiks priimti priešingus sprendimus. Pavyzdžiui, tai vėlgi ta pati situacija 6000, 12 000 ir dabar aš esu UTG. Ir turiu irgi 50 gabalų. Gerai, aš turiu 5 gabalų ir dabar ateina blindas, ateina 6012. Ir nu aš padarysim tą, pasitelksim biškai į pagalbą programą, kad nereiktų ranka sustatyti range'ų. Nes didžiausias nuovargis su šita programa yra dėl to, kad reikia ranka sustatinėti range'us kaip kas kolins. Nes nuo to, kaip kas kolins arba kaip kas pushins, mums labai priklauso, čia labai davė plačius range'us. Labai davė plačius range'us. Gerai, žodžiu, ką aš noriu parodyti. Šiuo atveju, nu čia, tipo, biškai iškreipta informacija, nes davė, kad čia visi kolin, žodžiu, mane. Bet esmė yra tokia, kad aš turiu 5 gabalų ir sekančią ranką ateina bigas. Reiškia, sekančią ranką aš turėsiu 12 000. Tai aš dabar žiūriu, susistatau, aišku, range'us normalius ir žiūriu, pavyzdžiui, man 10-5 suited yra minus 220, 222. Bet esmė yra tokia, kad aš galiu šitą kortą čia imti ir pushint, arba valetą 2, tiesiog nes kita ranka sekanti man kainuos minus 12 000. Tai tarsi čia ir yra minusas, bet jis yra daug mažesnis, negu man ateis blindas. Ir todėl kartais aš pats, kai pushinu, aš galiu imti tokius spotus, kurie yra minus EV, vien dėl to, kad tiesiog kitą ranką, pavyzdžiui, ateina blindas ir aš bet kuriuo atveju turėsiu daug daugiau sumokėti. Tai yra vadinami minus EV pushai. Ir aišku, mes juos darom pagrinde, kai esam dar toli nuo pinigų, bet iš esmės tai būna dažnai situacija pokerį, kai mes esam UTG, va turim kažkokį 9-6 offsuit ir tai yra nušudina ranka, bet mes ją vis tiek šipinam, nes nu tai yra mažesnis minusas, negu kitą ranką padėti 12 gabalų. Suprantat mintį, ne? Ir, pavyzdžiui, čia būna labai dažna situacija, kai, nu, sakysim, mes kažkokiam hijack'e, gal duokim jam biškai didesnius tekus. Gerai, va vienas turi šiam gabalų, šiam, kiam, tam, o mes turim, nu jo, kiam gabalų tai yra adonas ir 3 rebai. Tai reiškia, mes turim praktiškai 3 bigus. Ir čia yra ta situacija, kur čia reiks biškai susiaurinti range'us, aišku, nes, aišku, taip nieks nekolins plačiai. Bet čia yra ta dažna situacija, kur, pavyzdžiui, naujokai sako, ble, tai čia dabar pagal taisyklės man reikia pushinti bet kokią damą arba bet kokį karalių.
Tai net jeigu aš jam duodu, kad jie labai plačiai kolins, kad big blindai kolins 100%, small blindai kolins irgi labai labai plačiai, net jeigu aš taip jam duodu, man vis tiek, kaip plačiai apsimoka pušinti. Tai programą išėmė karalius, bet įdėjo suited konektorių daugiau. Tai aš palikčiau ir tos suited konektorius, bet įdėčiau ir karalius. Tai net jeigu tai mums ir nerodo, kad tai yra pliusavy, bet kuriuo atveju dažniausiai tai bus mažesnis minusas, negu kad lauk big blindo, nes tiesiog kiekviena NT mums jau kainuoja po minus 1200. Tai tiesiog galim tada matyti, kad tos vietos tikrai mums yra pliusavy, arba net jei minusas, tai jisai tikrai yra toks, kur viskas ok yra. Tai žodžiu, su šitą programą galima atidirbinėti tokias situacijas, reikia atidirbinėti jas. Gerai, dabar kas svarbu yra susivedant. Gerai, sakysim, jeigu mes žaidžiam 1-1, pavyzdžiui, small blindą su pušino, ir aš turiu ten kažkokią kortą, valeta 5, ne? Tai kokios įdomios yra funkcijos? Tai jeigu aš užeisiu ant range charto, tai man parodys range ir kaip aš stoviu prie šio range. Reiškia, apačioje rodo jo push range'as, čia yra mano range'as. Ir reiškia, aš matau, kad jeigu jisai pushina daugiau negu 50%, aš jau praktiškai galiu atsakyti su bet kokiom 2 kortom. Ne su bet kokiom 2, bet su 80% jau gerai stovėsiu. Tiesiog čia yra tokia kaip diagrama, kur aš galiu vaizdžiai matyti. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu kažkokią tai kortą ten 5-4, tai kaip man jinai stovi prieš jo visą range. Pavyzdžiui, jeigu pasirinku trečią variantą, rankos EV chartas. Reiškia, konkrečiai kaip mano 5-4 stovi prieš jo range. Tai reiškia, jeigu jisai pušina daugiau negu 12%, aš jau pradedu išeidinėti pliusą. Reiškia, jeigu jisai pušina daugiau negu ketvertukus ir tūza 5, aš jau išeinu su toje kortai į pliusą. Ir mes galime matyti, kaip kyla. Reiškia, jeigu, čia rodo žetonais, kadangi, tai jeigu jisai pušina 22%, jau aš uždirbu 5% savo steko, kas nėra visai blogai. Tai visai gut yra. Žodžiu, ir čia yra toks labai vizualiniai geri dalykai, kurie mums parodo dėl tokio bendro suvokimo, kaip mūsų, tipo range'as prieš range'ą, kaip ranka prieš range'ą stovi. Jeigu aš pakeičiu, sakysim, valetą 8, skaičiuojam, range'as. Gerai, range'as iš karto pasikeitė, reiškia, jau man užtenka, kad jisai stumtų tik 8%, kad aš išeičiau į pliusą, ir iš karto pliusas didesnis. Tai jau su valetu 8 aš niekada nenumesiu, nes visada čia yra pliusas. Tai žodžiu, tai yra tokios programos, su kuriam daugiausia dirba SNG turbo žaidėjai ir satelitų žaidėjai, nes tiesiog labai daug tokių yra spotų, kur mes tiesiog turim apsiskaičiuoti ir labai dažnai situacija yra, kai mes kažką supušinam ir ten regas pist su karalium 5 kol. Ir mes galvojam, kokia nesąmonė, durnas tvarka, bet po to apsiskaičiuoju su programą ir matai, kad pasirodo reikėjo. Taigi, dabar yra kitas momentas, mes galim patys ranka įsirašinėti tas rankas, bet tas užknisa. Kitas momentas, mes galim imti turnyrus ir kelti turnyrą. Pavyzdžiui, štai čia yra turnyras, čia yra atsiųsta Gerimanto turnyras, šiandien buvo pamoka, aš imu visą medžiagą, viską žymiu, Ctrl-A, Ctrl-Copy, kopijuoju, einu į Load Multiple Hands arba turnyrus. Ir tipo Ctrl-V, jisai tipo pastina viską ir spaudžiu Load VM. Šiuo atveju jisai man įkelia visą mano turnyro istoriją ir jisai kiekvieną ranką išanalizuoja pagal pushint ar ne. Pavyzdžiui, pirma ranka 8-5, 7 žaidėjai. Neįmatos. Gerai, antra. 9-7, 7 žaidėjai. Pavyzdžiui, jeigu paspausiu, tipo, nustatyti range'us, biškai pakoreguos range'us ir paspausiu skaičiuoti ir man rodo, kad man apsimokėtų pushint, tik su tokiais range'ais. Čia biškai, tipo, grybauja, aišku, bet dėl to, kad tiesiog nustatė jiem
siaurus range'us. Davė, kad jie kolins tik su tūzais karaliais. Tai esmė yra tokia, kad šiuo atveju programa grybauja dėl to, kad mes esam labai gilus. Reiškia, mes turim net 200 bigų, kitas oponentas 100, čia 200, vėl 100. Ir programa tiesiog grybauja, jinai veikia tada, kada mes sprendžiam ar stumti, arba kolinti all-iną. Šiuo atveju, kadangi mes esam labai deep, mes čia tiesiog reisinam dažniausiai ir jinai mums netinka. Tai svarbu supras, kad programa veikia tada, kada stekai yra maži, arba kada mes jau, tiesiog turim atsakyti all-inus. Tai nuo 20 blindų jau jinai gerai dirba. Tai tiesiog einam tolyn, sukam rankas, va, yra rodiklytės, mes galim prasukinėti, arba žemyn rodiklytė atsidaro meniu ir aš galiu ieškoti konkrečios rankos. Gerai, va čia yra blindų kiekis, surašyta, va, kur 200 tai visiškai gribaus, kuo mažiau, tuo geriau bus, Nu ir paimkim kokią nors, va, dvejetį ant hijacko. Čia buvo ranka, kur gerimantojas nusimetė ir mes esam ant hijacko, turim 10 bigų, nes yra 200-400. Aišku, oponentų range'ai šiuo atveju bus daug platesni. Vėlgi, priminsiu, kad nepasitikėkit visą laiką programą, dažnai reikia range'us ranką perstatinėti oponentų kaip kolins, nes nuo to priklauso. Gerai, sakysim, bigas tikrai mus kolins čia plačiai. Nežinau, ar jis mus kolins su karalium 6, galbūt nuo karaliaus 9 aš palikčiau. Gerai, biškai aš susiaurinsiu, čia irgi, čia gal net išplatint galim. Čia irgi. Gerai, žodžiu, aš biškai perkonfigūruoju tuos range'us, padarau platesnius. Tokie, kurie labiau atitiktų satelitam. Ir spaudžiu skaičiuot. Ir man rodo, kad dvejetai būtų plius savy 33 žetonai. Aišku, tai nėra daug, bet iš esmės reikia atsiminti, kad šitoj vietoj greitai ateis bigas, kuris jau turbūt bus 600, ant yra ir šiuo atveju aš turiu imti šitą plius savy situaciją į savo naudai. Šiuo atveju, kas man atrodo tikrai keista, kad rodo tūzus minusą ir, pavyzdžiui, mes galime matyti, kad šiuo atveju tokioje situacijoje esant tiek žmonių, kad pušint silpnus tūzus yra kaip ir minus savy, kas man nutarsa. Natūraliai atrodytų, kad tūzus reiktų pušinti. Štai matom, kad tokios kortos geriau stovi. Aišku, viskas priklauso nuo jų range'ų. Tai tiesiog reiškia, matom kažkokią situaciją žaidybinę, galim ją iš karto apsiskaičiuoti ir matom, ar klaida ar ne. Vėl einam tolyn, ten vėl kažką randam. Gerai, einam link pabaigos, pasižiūrėsim, kur jau yra paskutiniais rankos. Tiesiog, kada mes įsimportuojam turnyrą, tada daug paprašiau, nes mums nereikia rankas surašinėti stekų, kas labai užknisa. Dar vienas svarbus momentas, reiškia, programa dirba. Kažkaip norėjau tą garsą išjungti, pypsi. Jau pabaigoje video sugalvoju, tik tai žodžiu. Ne, žodžiu, pypsi jūsų pačių grupė. Žodžiu, ką aš norėjau? Dėl programos. Reiškia, programa yra sukurta taip, kad vienu metu, aš galiu naudotis, aš galiu dalinti savo slaptažodį kiek noriu žmonių, bet vienu metu gali būti prisijungęs tik vienas žmogus. Tai reiškia, jeigu aš analizuoju, jūs negali būti prisijungę. Jeigu kažkuris iš jūsų prisijungia, mane išmeta. Tai dėl to reikia slaptažodžiai šitais nesidalinti, nes jeigu išplis tarp daug žmonių, tiesiog visą laiką jūs išjunginės, išmetinės ir negalėsit analizuotis. Ir jeigu jūs analizuosit ir ten išmes erorą, kad timeoutas ir tiesiog jūs atjungti nuo sesijos, tiesiog perkraukit, paspauskit šitą ir vėl viskas bus gerai. Tai tiesiog jeigu taip atsitiks, neišsigaskit. Gerai, čia buvo viena iš paskutinių rankų, kur Gerimantas numetė tūzą karalių. Reiškia, čia yra tokia situacija, kad čia yra vienas žmogus gal iki pinigų ir yra daug short stackų. Galbūt aš tą ranką parodysiu, kad būtų aiškiau kitiem.
Žodžiu, kaip visada, trumpas video gavosi valandą. Gerai, reikia kažkaip nukeliauti iki pabaigos. Gerai, nukeliaujam iki pabaigos ir čia buvo tokia ranka, kur Gerimantas turi tūzą karalių ir jis tiesiog foldino, nes esmė tokia, kad čia yra vienas žmogus ar tai du žmonės iki pinigų ir yra vienas visiškai shortstekas, yra dar vienas shortstekas, yra dar du shortstekai. Man atrodo, čia vienas žmogus buvo iki pinigų, tai gerai, tiesiog pabandysim šitą situaciją pamodeliuoti ir čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žmonės. Tai reiškia, dabar jau mes turim pereiti į ICM, nes reiškia pinigai artėja, mes esam 7, nu ir pabandom padaryti, kad yra 5 prizinės vietos. Tai reiškia 2 žmonės iki pinigų. 5 prizinės. Pasirenkam procentus, rašom 20, 20, 20, 20, 20, ok. Jeigu išmes tokį erorą, kad, reiškia, toks modelis jau yra sukurtas, bla bla bla, tai tiesiog paspaudžiam ok, reiškia, toks jau yra, tiesiog naudosim pagal seną pavadinimą. Gerai, ir, nu jie čia siaurai kolins mane, aišku. Gerai, spaudžiu vis dėlto pagal nešą, kad biškai pareguliuotų, to aš dar rankom pareguliuosiu. Gerai, jeigu čia yra 2 žmonės iki pinigų, small blindui duoda 100%. Gerai, o kur... Kur blindo call ranges? Čia ne mūsų yra, jo, ok. Gerai, tai čia rodo, kaip mūsų kolins kiekvienas žaidėjas. Pavyzdžiui, big blindui duoda tik tūzus. Nu, aišku, daugumą žaidėjų nesugebės taip turbūt silpnai, gal reiktų ir išplatinti. Nu, žodžiu, čia klaustukas, labai priklauso daugumą žaidėjų. Nu, gerai, pažiūrim, jeigu duoda jiem tokius range'us, tai mums rodo, kad, tipo, jeigu yra 2 žmonės iki pinigų, šiuo atveju mes 7, 5 prizinės, jeigu čia aš sakyčiau, kad čia finalinis stalas, tai mums rodo, kad čia reikia pushint. Bet dabar tas pushint yra, pasižiūrėkit, koks mažas. Reiškia, mes uždirbam tik papildomai 0,16% nuo bendro banko. Nežinau, jeigu paimk pinigais. Gerai, nu tai va, jeigu paimam pinigais ir yra 5 biletai po 200, pažiūrėsim, kaip tada rodys. Rodys, kad man šitą vietą, ne, kodėl tai pasikeitė. Gerai, žodžiu, šitas netinka, grybauja. Grybauja, kodėl grybauja? Kodėl jis taip dabar išplatėjo čia? Ką aš čia padariau? Ai, išmokėjimai pasikeitė. Jo, pasikeitė kažkodėl išmokėjimai. Gerai, buvo 20-20, ne? Žiūriu, kad range'ai pasikeitė. Redonai, ok. Turėtų grįžti atgal prie to paties. Jo, ok. Bandom vėl. Jis kažkodėl neleidžia naudoti šito.
Jo, ok, tai dabar jeigu įvertinam doleriais, jeigu aš pakeičiu nebe procentais su doleriais ir yra 5 bilietai po $200, tai šitas pušas man uždirbtų $1,5 long run'e. Tai reiškia, aš rizikuoju labai gerą poziciją, labai gerų stekų ir rizikuoju bilietų dėl papildomo $1,5. Tai aišku, kad čia yra tarsi žoskas minus EV, tarsi nors ir rodo pliusą. Turbūt vienintelė vieta, ką aš čia imčiau, tai galbūt būtų tūzai, bet ir to tai yra, kapeikos. $6 lyginant su to, kad aš jau praktiškai turiu 200 užsidirbęs. Dabar čia mes analizavom, jeigu yra 2 žmonės iki pinigų. Dabar paimkim tą situaciją ir padarykim, kad tai yra 1 žmogus iki pinigų. Reiškia, pakeiskim išmokėjimą, kad ne 5 prizinės vietos, o 6. Gerai, jeigu mes 100 padalinsim iš 6, 18 turėtų būti, ne? Jo, 16. Reiškia, kažkiek bus 17. $1 liko, gerai, šito nereikia. Gerai, 6 vietos, visos po lygiai gaunam. Vėlgi, jeigu aš duodu tą pačią prielaidą, kad yra 200 bankė, šiuo atveju būtų 6 bilietai ten po 160. Gerai, skaičiuojam. Ir šiuo atveju mums jau net, pati programa rodo, kad tūzas karalius jau negerai labai. Šiuo atveju net tūzas pushint būtų tik tai plus $1,5. Tai čia būtų easy pass, net ir tūzas. Ir Gerimantas čia numetė, kadangi buvo čia dar 2 stalai, aš kaip suprantu, ar gal net dar daugiau. Ir tiesiog čia labai jau buvo 1 ar 2 iš viso per 2 stalus, tai jau turėtų ICM-as dar labiau susiaurėti. Tai svarbu, ką aš noriu, kad jūs suprastumėt su šitom programom. Mes negalim atidirbti ir išmokti visų situacijų mintinai. Bet ką mes galim? Mes galim tiesiog suprasti bendras tendencijas, kaip keičiasi, kaip artėja pinigai, kaip yra išmokėjimai ir taip toliau. Ir, sakysim, jeigu čia būtų tik 2 prizinės vietos, tai reiktų būtinai imti. Arba jeigu 3 prizinės, nes tiesiog, mes turim vis tiek dar akumuliuoti steką. O kuo daugiau prizinių, tuo aš čia jau geriau galiu paleisti. Tai, žodžiu, toks gana ilgas video apie tai, kas yra ICM-as, apie tai, kas yra ICMizeris, kaip juo naudotis, kaip prisijungti ir tai, žodžiu, kiekvienas turit užduotį bent kartą į savaitę išsianalizuoti savo kažkokias situacijas. Čia yra minimum, turit kartą per savaitę dirbti su šitą programą. Ką aš darydavau, tai aš tiesiog susirašydavau savo standartinės situacijas ir jas atidirbinėdavau. Pavyzdžiui, blindas prieš blindą, smallas prieš bigą, buttonas prieš blindus, kokiu range'u pushinti, jeigu aš turiu 3 blindus, jeigu 5, jeigu 6 blindus. Ir šitas situacijas aš tiesiog atidirbinėdavau, kad tiesiog, turėti kažkokį bendrą šabloną tų situacijų, kurias dažniausiai pasitaiko. Tai aš parodysiu tą video, kur aš šneku apie tai, bet pagrindė tai bus tas pats, ką aš šneku čia. Tai aš rekomenduoju tiesiog visiems vis tiek, kuo daugiau peržiūrėti informacijos šitą temą, perskaityti tą straipsnį angliškai, kas skaitot. Taip pat yra video ir yra straipsniai. Tai yra video, kurie padeda labiau suprasti, kaip naudoti šitą programą, jos privalumus, jos pranašumus ir taip toliau. Yra rusų kalba ir yra anglų kalba. Rusų kalba matau tik tai 2 video, bet vis tiek yra pas mus grupiai, kas geriau rusų supranta, pažiūrėkit juos. Ir jeigu įvaldysit šitą programą, tai tarsi, nežinau, būsit geriausiai, būsit naciai. Tai pasinaudokit ją, tiek ir šitos galite straipsnius perskaityti, ir šitos. Ir jeigu iškils kažkokių klausimų, kas dažnai būna mokiniam, kurie suveda ir jiem ten rodo nesąmonę, tai kaip čia, 3-2 reikia dabar atsakyti, tai tą kopijuojam, dedam į Facebooką ir man rašo, žiūrėk, kas čia per nesąmonę, 1 iki pinigų, o man rodo, kad su 3-2 atsakinėt.
Nu ir tada ieškom, kur klaida. Aha, galbūt ten neuždėta varnelė, pasirinkta ne tas modelis, stekai blogai įvesti, galbūt dar kažkas, o galbūt iš tikro reikia atsakinėti. Tai žodžiu, kiekviena situacija, kur mum yra jinai nesuprantama, arba mums neaišku, kodėl, keliam į grupę, klausom, diskutuojam visi ir stengiamės kuo daugiau dirbti su šitą programą dabar individualiai. Tai tiek, tikiuosi bus jums labai naudinga.